Kolokvium, tai pokalbėje apie mediciną ir ne tik. Šiandien laidą ves Aleksandras Suduiko. Artėja metai, kai gyvename pandemijos paveiktame pasaulyje. Naujas koronavirusas smogė netikėtai ir stipriai. Ar buvome tam pasiruošę, kaip galime sustabdyti pandemiją ir ar apskritai įmanomas yra mums žinomas iki šiol normalus gyvenimas, bei kokias pamokas išmokome ateičiai. Šiandien Kolokvium laidoje Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė, imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus vedėja profesorė Aurelija Žvirblienė. Sveiki, profesorė. Sveiki. Koronavirusas smogė nelauktai, tačiau negalime teigti, kad tai mums naujiena. Epidemijos yra neatsiejama žmonijos istorijos dalis. Maras, raupai, cholera, su jomis susidurime anksčiau, su gripais ir živ susidurime ir dabar. Paskutinė stambiausia globali pandemija, neskaitant vis aktyvaus živ, buvo ispaniškas gripas. Tada prieš 100 metų liga pasiglemžė apie 50 milijonų gyvybių. Patirtis kaip ir įspūdinga. Profesorė, ar žmonija buvo pasiruošus naujam infekcinės ligos protrukiui? Tikrai galim sakyti, kad nebuvo, nes tas ispaniškojo gripo pandemijos visas pavojus, jisai jau buvo gerokai primirštas, nes tai vyko prieš 100 metų. Ir turbūt niekas nesitikėjo, kad gali užpulti tokio lygio pandemiją. Tai tikrai žmonija tam nebuvo pasiruošus ir mes matom, kad ir pradžioj buvo padaryta daug klaidų. Vis dėlto šitas virusas yra zoonotinis, jisai yra perduotas iš gyvūnų žmogui ir būtų, jeigu ta grėsmė būtų suprasta iš pat pradžių, būtų buvę labai gerai, kad to viruso plitimas būtų sustabdytas pačioj pradžioj, kad virusas nebūtų išplitęs už Kinijos ribų. Bet taip neatsitiko ir mes dabar turim tokią situaciją, kokią turim. O jinai yra iš tiesų panaši į ispaniškojo gripo situaciją, nes tada irgi virusas plito visam pasauly, buvo laikomasi karantino, žmonės dėvėjo kaukes, statė lauko ligoninės. Kai mes pasižiūrim kronikos nuotraukas iš tų 100 metų senumo įvykių, tai iš tiesų matom, kad labai panašiai viskas vyko. Jūs sakote, kad tada irgi buvo karantinai, atsirado kaukės. Kaip dar žmonės kovojo prieš tą virusą, prieš pandemiją prieš 100 metų? Tiek prieš 100 metų, tiek ir prieš 100 mečius kitus, visada žmonės žinojo, kad jeigu prasideda epidemija arba pandemija, tai reikia vengti užsikrėtusių žmonių ir tai yra būdas, kaip galima apsisaugoti. Tai žodžiu, dabar, kai yra rekomenduojama ir laikytis atstumo ir vengti susibūrimų, tai čia yra per amžius patikrinta praktika. Visada žmonės taip elgiasi, todėl kad tie ligos užkrėtėjai, jie taip ir plinta, ligos sukėlėjai taip ir plinta nuo vieno žmogaus kitam. Tai žodžiu, čia irgi yra istorijos pamokos ir nieko ypatingai naujo. Tik tiek, kad dabar žinoma turim labai daug modernių metodų, mes galim tą virusą ištyrinėti, visaip nustatyti mutacijas ir panašiai. Ir todėl, žinoma, yra dabar kitoks tas laikmetis. Sakėte, kad koronavirusas yra zoonotinis virusas. Tai reiškia, kad jis persikelia nuo gyvūno ant žmogaus. Kaip taip įvyko? Kaip jis atsirado ir iš kur iš vis ta pandemija prasidėjo? Tai va čia ir yra pavojingumas to viruso, kad jo iki šiol tiesiog nebuvo žmonių visuomeniai, jisai cirkuliavo tarp gyvūnų ir esant kontaktui tarp gyvūno ir žmogaus, ir čia konkrečiai yra manoma jau beveik patvirtinta, kad būtent iš šikšnosparnių peršoko tas virusas, tai va jis cirkuliavo tarp šikšnosparnių, po to esant kontaktui šikšnosparnių ir žmogaus, jisai peršoko į žmogų, kitaip sakant, iš pradžių pabandė, nebūtinai žmogaus ląstelės yra imlios gyvūnų virusams ir nebūtinai tie gyvūnų virusai yra žmogui pavojingi, bet šiuo atveju tas virusas prisitaikė prie žmogaus ląstelių, jisai pradėjo daugintis ir tuo būdu žmonės užkrėtė žmonės ir pradėjo plisti tas virusas ir kilo pandemija.
Bet kalbant apie zoonotinius virusus, tai mes žinom tokių virusų, kurie plinta tik tarp gyvūnų. Ir toks pavyzdys yra, pavyzdžiui, afrikinio kiaulių maro, tai iš tikrųjų yra virusas, kuris žemės ūkiui sukelia didelius nuostolius, bet tas virusas nesidaugina žmogaus organizme, jis yra pavojingas tik tai gyvūnams, tik tai kiauliams, šernams, tai vadinasi, nėra grėsmės, kad tas virusas užkrėstų žmogų, tiesiog kiekvienas virusas yra skirtingas. Tai zoonotiniai virusai yra tokie, kurie gali iš gyvūnų persiduoti žmogui. Tai pavyzdys tokių virusų yra tas pats gripo virusas arba, pavyzdžiui, pasiutligės virusas, tai žinom, kad jeigu užsikrėtęs šuo įkando ar lapė, tai reikia būtinai skiepytis ir apsisaugoti, nes ta liga gali būti mirtina. Tai, žodžiu, mes turim tokių zoonotinių virusų, kurie persiduoda tiek gyvūnams, tiek žmogui. O kaip žmogus yra pasiruošęs tokiam virusui? Kaip reaguoja žmogaus imuninė sistema į tą nežmogišką virusą, taip sakant? Tai tame ir yra visa problema, kad žmonija nebuvo susidūrusi su to virusu. Žinoma, imuniniai sistemai tai yra naujas virusas ir jinai reaguoja, jinai atsako, bet tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, dėl amžiaus arba dėl ligų turi nusilpusią imuninę sistemą, kitaip sakant, tokį silpnesnį sugebėjimą imuninės sistemos atsakyti į naujus ligos sukėlėjus, tai jiem tas virusas ir kelia didžiausią grėsmę. Todėl, kad jeigu žmogus susiduria su tokiais virusais, kurie jau cirkuliavo visuomeniai, kaip, pavyzdžiui, gripo virusas, tai taip, jisai keičiasi, jo būna skirtingi variantai, bet mes vis tiek visi turim tokį tarsi likutinį imunitetą tiems virusams. Ir mes bent jau iš dalies esam apsaugoti. O čia visas pavojingumas to viruso, kad jo nebuvo iki šiol žmonių populiacijoje ir visi mes neturim jokio imuniteto. Ir tame ir yra priežastis, kodėl tas virusas taip sparčiai paplito ir sukėlė pandemiją. O tokiu atveju žmonės, kurie suserga ir pasveiksta nuo koronaviruso, nuo jos sukeltos ligos, kaip pas juos susiformuoja tas imunitetas? Ar jie gali sakyti, kad jie yra jau apsaugoti nuo pakartotinės infekcijos, ar ne? Taip, iš tikrųjų, tie žmonės, kurie perserga, jiems susiformuoja imunitetas ir naujausi moksliniai duomenys patvirtina, kad persirgę žmonės ir turintys antikūnų, jie yra apsaugoti bent jau pusę metų ir jie neužsikrečia pakartotinai. Tie reinfekcijos arba pakartotinio užsikrėtimo atvejai yra labai reti ir dažniausiai tai būna besimptomės infekcijos. Ir tik tai labai reti atvejai būna aprašyti mokslinėje literatūroje kaip tokie ypatingi atvejai, kada pakartotinai užsikrėtęs žmogus, pavyzdžiui, sirgo sunkia tos infekcijos forma. Kitaip sakant, mes jau dabar galim drąsiai teigti, kad taip, persirgus šitą koronavirusinę infekciją, imuninė sistema sureaguoja ir atsiranda imunitetas ir tiek, kiek laiko trunka pandemija, tai mes jau žinom, kad tas imunitetas apsaugo nuo pakartotino užsikrėtimo. Tai tiek yra tų žinių ir tų žinių bus daugiau, kai bus praėję daugiau laiko, nes kol kas mes negalim žinoti, ar tas imunitetas apsaugos metus ar 2 ar 3, bet žinom, kad bent jau pusę metų, tai žmonės tikrai turi tą atsparumą. O dėl ilgesnio laiko kol kas nežinom tiesiog. Kaip ir pandemijos pabaigą vienu atveju galėtume matyti tik tada, kai visi persirgs, ir tada turės tą dalinį imunitetą nors trumpam laikui. Ar yra ir kitos išeitis, kaip galim tą pandemiją sustabdyti, kaip sustabdyti koronaviruso plitimą tarp žmonių? Tai ta išeitis, kad visi persirgtų, jinai kainuotų labai brangiai. Ir kai kurios šalis, nors ir nebuvo garsiai to įvardijusios, bet mėgino taikyti tokią visuotinio persirgimo strategiją ir tai iš tikrųjų yra labai blogas variantas, todėl kad
mes matėm, kiek buvo mirčių ir vis dar tebesitęsia ta situacija, užpildytos ligoninės ir panašiai. Tai, žodžiu, nuo šito viruso vis dėlto mirštamumas siekia apie 1%. Kitaip sakant, 1 iš 100 žmonių užsikrėtusių šito virusu turi riziką sirgti sunkiai ir mirti. Tai įsivaizduokit, jeigu globaliu mastu būtų taikoma tokia persirgimo strategija, tai iš tikrųjų labai, labai brangiai kainuotų daug žmonių gyvybių. Tai vienas būdas įgyti imunitetą yra persirgti, o kitas būdas yra pasiskiepyti. Ir todėl mes šiandien kaip tik ir kalbam apie vakcinas, kurios teikia vilties, kad sukurs tą imunitetą, kolektyvinį imunitetą ir tai sustabdys viruso plitimą. Todėl ir daug kalbama apie tą vakcinacijos reikalingumą. Dar vakcinas truputį palikim, grįžkim prie pačio viruso. Sakėt, kad mirštamumas yra apie 1%. Kaip yra palyginus su kitom infekciniam lygom, ar tai yra daug ar mažai, pavyzdžiui, su gripu, jeigu lyginsim, ar... Taip, jeigu lygintume su gripu, tai yra keliasdešimt kartų, bent jau 20 kartų didesnis mirštamumas. Aišku, tų gripo irgi visokių variantų atsiranda ir gali būti, kad gripo tam tikri variantai gali būti labai pavojingi. Vėlgi, jeigu prisimintume tą ispaniškąjį gripą prieš 100 metų, tai ten turbūt panašus tie mirštamumo rodikliai buvo apie 1% ar daugiau. Dabar sunku pasakyti iš tos istorinės perspektyvos. Jeigu kalbėtume apie tokius virusus, kurie laimiai Europoje neplinta, pavyzdžiui, ebolos virusas, tai mirštamumas nuo jo ten siekia daugiau nei 50%, arba kiti koronavirusai, tokie, kurie plito anksčiau, pavyzdžiui, SARS-1, tai nuo jo mirštamumas buvo apie 10%, o MERS virusas, kuris plito gana irgi ribotoj teritorijoje ir neišplito tiesiog tas virusas taip plačiai, tai nuo jo mirštamumas buvo apie 30%. Žodžiu, mes dabar žinom, kad tie koronavirusai irgi jie gali būti labai pavojingi, nes, kaip sakoma, vienoje šeimoje gali būti blogi vaikai ir geri vaikai. Tai yra va tokių labai pavojingų virusų, bet yra ir visiškai nepavojingų, nes visuomenė jau cirkuliavo ir cirkuliuoja iki šiol 4 žmogaus koronavirusai, kuriuos mes net neįtariam, kad jie yra mūsų aplinkoje, nes jie sukelia labai lengvas tokias peršalimo ligas ir, pavyzdžiui, vaikai nuolat perserga tais koronavirusais, pavyzdžiui, darželį lankydami. Bet tai yra tokie būtent nepavojingi tos koronavirusų šeimos nariai. O šitas virusas dabartinis, jis vis dėlto yra ganėtinai pavojingas. Kalbėjote apie pirmą SARS ir apie MERS koronavirusą. Kas apsprendžia viruso plitimą, nes tos epidemijos buvo gana ribotos, ar tam tikrą teritoriją tai paveikė? Taip, tai daugiausiai viruso plitimą apsprendžia paties viruso savybės. Ir tie virusai SARS-1 ir MERS, jie žymiai silpniau jungiasi su žmogaus ląstelių receptoriais. Kitaip sakant, jie mažiau efektyviai įlįsdavo į žmogaus ląsteles. O šitas virusas SARS-CoV-2, jisai labai gerai, labai stipriai jungiasi prie mūsų ląstelių. Taip galima vaizdžiai būtų palyginti tuos ląstelių receptorius tarsi su kokiais varteliais. Ir būtent tas dabartinis koronavirusas labai lengvai tuos vartelius atsirakina. Kitaip sakant, lengvai užkrečia mūsų ląsteles. Ir jis netgi keičiasi dar labiau prisitaikydamas, dar lengviau užkrėsti žmogaus ląsteles. Ir dėl tos savybės jisai taip stipriai ir išplito. Tai yra tiesiog tokia šio viruso biologija. Tai jūs jau turit minty mutacijas šito viruso? Taip, aš turiu omeny mutacijos, kurios yra užfiksuotos tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Pietų Afrikos Respublikoje. Ir jau dabar tikrai atsiranda tokių įrodymų, kad
šitie viruso variantai plinta dar intensyviau ir todėl, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje ir Airijoje užsikrėtimų skaičius didėja labai labai stipriai būtent paskutiniu metu dėl tų naujų viruso variantų. Ar visą laiką būna, kad virusas mutuoja tik į blogą pusę? Ar įmanomas biologijoje, gamtoje toks variantas, kad virusas mutuoja į tą pusę, kad jis pats išnyksta? Taip, visokie variantai yra įmanomi, nes mutacijos yra tokia natūrali viruso evoliucijos eiga ir mutacijos vyksta visiškai atsitiktinai. Virusas nėra toks išmanus, kad jisai galėtų kažkaip kryptingai kisti, bet tos mutacijos mes jas galim įsivaizduoti kaip klaidas, kurios atsitiktinai atsiranda. Ir čia aš palyginčiau viruso dauginimąsi arba moksliškai tai vadinasi viruso replikacija. Tai ta viruso replikacija yra tiesiog viruso genomo kopijavimas. Ir įsivaizduokit, kai tiek yra jau milijonų žmonių pasaulyje užsikrėtę ir kiekvienas turi milijardus viruso kopijų, tai tam virusui replikuojantis natūraliai atsiranda tam tikros klaidos. Čia panašiai, jeigu jūs mėgintumėt tekstą perrašyti milijardus kartų, kad ir kaip stengtumėtės viską tiksliai perrašyti, vis tiek viena kita raidelė turbūt įsiveltų kokią klaidelę menką. Tai va tas genomas, tai jį galim įsivaizduoti kaip tam tikrą tekstą ir mutacijos yra tų raidelių pasikeitimas viruso genome. Ir toliau viskas vyksta natūraliosios atrankos būdu. Jeigu ta atsitiktinai įvykusi mutacija virusui yra palanki, tai yra pagerina jo patekimą į ląsteles, pagerina jo plitimą, palengvina užkrėsti naujas ląsteles, tai vadinasi, tokie variantai pradeda dominuoti. Tai yra tiesiog evoliucijos procesas ir natūraliosios atrankos procesas. Tai tie variantai va tokiu būdu ir susidaro tie pakitę variantai ir pradeda plisti. Taigi tą evoliuciją galim sustabdyti tik vienu būdu – vakcinavimu. Taip, iš tiesų evoliucijos procesą mes galim pristabdyti, stabdydami viruso plitimą. Nes jeigu jis mažiau turi sąlygų plisti, mažiau yra kopijuojamas tas genomas, tai mažiau ir tų mutacijų atsiranda. Super tau. Kalbame apie vakcinas, apie skiepus ir vis minima, kad ta vakcina, kuri yra sukurta jau ir kuri yra jau net naudojama nuo koronavirusai, jinai yra sukurta informacinės RNR pagrindu. Ką tai reiškia? Kuo jinai yra ypatinga? Kuo jinai skiriasi nuo anksčiau naudotų vakcinų? Tai yra tikrai labai naujas vakcinų formatas, nes mes iki šiol žinojom ir naudodavom tokias vakcinas, kurios būdavo kuriamos 3 būdais. Vienas būdas tai yra susilpninti patį ligos sukėlėją. Tokios vakcinos pavyzdys yra, pavyzdžiui, tymų vakcina arba rotaviruso vakcina. Kai ten yra virusas gyvas, bet jis nesukelia ligos, bet jis vis dar yra gyvas, tik susilpnintas. Kitaip sakant, paskiepytas žmogus tarsi persirga besimptomę infekciją. Ir tokie virusai susilpninti tiksliau, jie tikrai sukelia stiprų imuninį atsaką ir tas atsakas netgi visam gyvenimui susidaro. Kitas variantas yra tiesiog nužudyti, užmušti tą ligos sukėlėją. Tai taip, pavyzdžiui, yra kuriama gripo viruso vakcina, kai gripo virusas yra tam tikrom cheminėm medžiagom tiesiog nužudomas, gyvo viruso ten nėra, bet jis sukelia imuninį atsaką, nes jis imituoja tą gyvą virusą, bet jokių būdų jis negali sukelti ligos. Ir trečias variantas, kuris yra toks naujesnis, nes tie pirmi 2, tai jie yra jau naudojami daugiau nei 60 metų ir apskritai pačios pirmosios vakcinos tai buvo prieš 200 metų išbandytos va būtent su tokiais susilpnintais virusais. O tas naujesnis apie 30 metų naudojamas formatas yra vadinamosios rekombinantinės vakcinos, kurios yra kuriamos genų inžinerijos metodais, kai yra tiesiog sukuriamas tam tikras komponentas to ligos sukėlėjo. Pavyzdžiui, iš kokio
hepatito B viruso yra paimamas tik tai baltymas, kuris formuoja viruso kapsidę arba jo tą pavydalą, tokį panašų į virusą. Ir tas vienintelis viruso baltymas, jisai sukelia apsauginį imuninį atsaką. Iš bakterinių vakcinų tokiais metodais yra kuriamos, pavyzdžiui, meningokoko B vakcinos. Tai yra rekombinantiniai viruso baltymai, tai yra šiuo atveju bakterijos baltymai rekombinantiniai kuriami genų inžinerijos metodais. Jie imituoja irgi tą ligos sukėlėją ir sukelia apsauginį imuninį atsaką. Bet šiuo atveju nėra pačio ligos sukėlėjo. Tai va, tai tokie tie 3 žinomi formatai, kurie buvo naudojami iki šiol. Ir tai, ką dabar turime, būtent šito viruso atveju, yra visiškai naujas formatas, kai yra paimta molekulė, ribonukleino rūgšties arba RNR molekulė, kuri koduoja viruso baltymą. Ir ta RNR molekulė pirmiausia turi patekti į žmogaus ląstelę. Ir nuo tos RNR molekulės yra nurašomas viruso baltymas, kitaip sakant, viruso antigenas. Ir tas antigenas sukelia imuninį atsaką. Kitaip sakant, mes neskiepijam jau gatavų baltymų viruso antigenų, bet mes įvedam RNR molekulę, nuo kurios yra tas baltymas nurašomas ir jis sukelia imuninį atsaką. Va taip veikia šita vakcina. Visuomeniai kilo abejonių dėl šitos vakcinos gamybos greičio, nes kiek domėjausi, greičiausiai iki šiol sukurta vakcina buvo nuo kiaulytės, gaminimas truko apie 4 metus, dabar realiai artėjam gal prie metų, 2020 metų sausį pradėti tyrimai dėl vakcinos gamybos. Kodėl pavyko taip greitai pagaminti tą vakciną? Taip, iš tikrųjų, čia yra visiškai rekordinis toks laikas, kad ne tik pagaminti, bet ir išbandyti ir užregistruoti. Tai tikrai tai nėra buvę iki šiol vakcinologijos istorijoje tokio precedento, bet reikėtų prisiminti, kad ir pastangų, kurios buvo dėtos ir lėšų, kurios buvo įdėtos į vakcinos kūrimą, irgi nebuvo tokio precedento, nes tai buvo nepaprastai daug laboratorijų ir tiek mokslinių, tiek ir farmacinių kompanijų įsijungė į tą procesą, lėšos buvo skirtos labai didelės, milijardinės. Ir vakcinų klinikiniai tyrimai taip pat buvo labai efektyviai atlikti, todėl kad labai palengvina klinikinių tyrimų procesą, kad virusas vis dar plinta. Vadinasi, paskiepijus tyriamuosius žmonės, tiek placebo, tiek tikrąją vakciną ir lyginant užsikrėtimų skaičių, galima lengvai įvertinti vakcinos efektyvumą. Jeigu tas ligos sukėlėjas neplinta taip intensyviai, tai tie tyrimai be abejo užtrunka žymiai ilgiau. Tai šiuo atveju vakcina buvo sukurta tuo metu, kai virusas plito ir tyriamųjų skaičiai buvo labai dideli. 3 fazės klinikiniam tyrime dalyvavo po keliasdešimt tūkstančių asmenų. Ir dar kas svarbu, kad registracijos procesas irgi vyko labai efektyviai ir labai greitai, nes registracija irgi užtrunka dažnai bent kelis mėnesius ar netgi metus ar daugiau negu metus. Bet šiuo atveju buvo tarpiniai duomenys klinikinių tyrimų iš karto teikiami registruojančioms institucijoms. Pavyzdžiui, tam tikrą skaičių asmenų tyriamųjų paskiepijus iš karto buvo teikiami tie duomenys, kad ekspertai galėtų pradėti juos analizuoti. Ir, žodžiu, tas registracijos procesas tokiu būdu irgi buvo pagreitintas. Kai klinikiniai tyrimai buvo baigti, jau su ta medžiaga buvo tos institucijos iš dalies susipažinusios ir po to užtruko trumpai jau priimti galutinį sprendimą. Tai ta registracija, tai norėčiau irgi pabrėžti, tai yra garantija, kad vakcina yra saugi ir efektyvi, todėl kad jeigu kažkokių duomenų nebūtų pateikta arba jie keltų abejonių, tai tas registracijos procesas ir nebūtų pavykęs sėkmingai. Ten dirba nepriklausomi ekspertai ir tikrai nėra taip, kad jie savo reputaciją rizikuotų ir bandytų užregistruoti vakciną, dėl kurios kyla kažkokių abejonių.
Bet kiek žinom, ne visiems pavyko taip greitai užregistruoti savo vakciną. Pfizer, BioNTech, AstraZenecos, Modernos vakcinos jau kaip ir pradedamos naudoti, tačiau Sanofi, prancūziškos firmos, kurie kartu su GSK kūrė, tie tyrimai užtruko ir jie dabar šneka apie tai, kad savo vakciną galės pateikti tik šių metų pabaigoje. Tai vėlgi rodo, kad tas klinikinių tyrimų procesas vyksta labai rimtai. Tas pats ir su AstraZeneca, iš tiesų registracijos procesas nėra baigtas. Čia tik tai kai kurios šalis, kaip Jungtinė karalystė, pradėjo naudoti tą vakciną nebaigus registracijos procesą, bet klinikiniai tyrimai šitos vakcinos buvo pratęsti, nes iškilo tam tikrų klausimų dėl protokolo. Ten, jeigu girdėjot, buvo dozės naudojamos ne visiems tyriamiesiems vienodos, nors trečioji fazėje turi būti vienodos dozės. Tai, žodžiu, tiesiog buvo tam tikra klaida protokole ir taip išėjo, kad tos dozės nevienodai buvo panaudotos ir todėl tą trečios fazės klinikinį tyrimą teko pratęsti kompanijai, kad būtų gauti jau tikslus rezultatai. Ir kai jie bus gauti, bus teikiami dokumentai registracijai. Kitas pavyzdys, kurį jūs minėjote, tai Sanofi ir GlaxoSmithKline vakcina, kuri yra baltyminė vakcina. Tai yra tokio gerai žinomo formato, kaip minėjau, kaip hepatito B viruso ar meningokoko B vakcinos. Ir jų sudėty yra viruso baltymas, kuris yra naudojamas kartu su adjuvantais. Bet kai buvo atliekami jau pradėti ir vykdomi trečios fazės klinikiniai tyrimai, tai bent jau kiek buvo žinių iš kompanijos, tai kad efektyvumas šitų vakcinų nebuvo toks aukštas, kaip tikėtasi. Ir jie todėl pakeitė šiek tiek vakcinos sudėtį, galbūt dozės arba adjuvantus, tai irgi nėra skelbiama taip viešai, tiesiog pakeitė vakcinos formuluotę, todėl kad tas apsauginis efektas nebuvo toks, kokio tikėtasi. Vadinasi, yra tikrai labai rimtai žiūrima į vakcinos efektyvumą ir saugumą. Jeigu kažkas kelia abejonių, tai tokia vakcina tiesiog nepasiekia registracijos. O ką galime pasakyti apie Sputnik 5 vakciną, kurią kūrė Rusija? Tai apie šitą vakciną trumpai galima pasakyti taip, kad jinai buvo užregistruota Rusijoje, nebaigus klinikinių tyrimų. Ir tie klinikiniai tyrimai prieš registraciją jie buvo atlikti ant labai mažo žmonių skaičiaus. Tai yra 76 žmonių. Jeigu mes palygintume su trečios fazės klinikiniais tyrimais, kurie, pavyzdžiui, Pfizerio ar Modernos vakcino, tai ten yra 40 000 žmonių, tai galim palyginti, kokie tai yra skaičiai. Ir tai nėra būtent tas trečios fazės klinikinių tyrimų etapas, tai nėra kažkoks bereikalingas formalumas, o tai yra labai svarbus etapas, todėl kad tik tai paskiepijus tokį didelį skaičių žmonių galima pamatyti visus galimus pašalinius reiškinius. Jeigu tas žmonių skaičius yra keliasdešimt, tai tikrai ten nepaklius žmonės ir vyresnio amžiaus, ir turintys lydinčių ligų. Vadinasi, tai visiškai tiesiog jokios informacijos nesuteikia apie tos vakcinos efektyvumą. Tai va tiek ir galėčiau pasakyti, kad tikrai yra nesaugu skiepyti dabar žmonės, kas yra daroma, nebaigus tų trečios fazės klinikinių tyrimų. Aišku, tie pašaliniai reiškiniai, jie gali būti registruojami ir dabar, kai pradėta masinė vakcinacija, bet tai yra visiškai kitas lygis, tiek ir atsakomybės gamintojo kitas lygis žemesnis ir netaip tiksliai yra tie pašaliniai efektai registruojami. Tai yra tikrai labai tokia neigiama praktika, kad yra šitaip daroma su šita vakcina. Supratau. Tikėkime, kad tas vakcinas, kurias pradeda naudoti, jos yra saugios ir kiek žinom, skiepams vyksta per 2 etapus. Per pirmą kartą suleidžia 1 dozę ir po to po 3 savaičių yra suleidžiama 2 dozė. Kodėl taip vyksta, kodėl neužtenka 1 skiepo? Tai yra normalus imuninio atsako formavimosi dėsnis,
nes taps pakartotinas suleidimas vakcinos, jisai užtvirtina imunitetą. Ir mes žinom tai ir iš kitų vakcinų, labai retai, kuri vakcina yra naudojama tik vieną kartą, aš net abejočiau, ar apskritai yra tokių vakcinų, man atrodo, kad ne. Ir paprastai yra suleidžiamos 2 arba 3 dozės, nes imuninis atsakas vystosi tokiu būdu, kad iš pradžių yra suaktyvinamos mūsų tos imuninės sistemos ląstelės ir iš jų susidaro vadinamosios imuninės atminties ląstelės. Ir ta antra dozė sužadina tas imuninės atminties ląsteles, žodžiu, jas dar sustiprina ir tokiu būdu tas atsakas jau tada išlieka ilgalaikis ir toks stipresnis, efektyvesnis. Žodžiu, tai yra visiškai įprasta praktika bet kokių vakcinų atveju, taip pat ir šitų naujų vakcinų. Apie kokį veiksmingumą mes kalbam? Ar galima nuspėti, kiek ilgai žmogaus organizme bus veiksminga ta nauja vakcina ir ar tai bus sezoninis skiepijimas, ar užteks visam laikui? Kaip mes ruošiamės, ar tos koronaviruso pandemijos jos kartosis ateityje, ar tai yra toks vienkartinis reikalas? Iš tikrųjų, tai yra kol kas dar toks klausimas, į kurį nėra galutinio atsakymo, nes mes kol kas galim remtis tik tai tais 3 fazės klinikinių tyrimų rezultatais ir jie rodo, kad tuo laikotarpiu, kol buvo vykdomi tie klinikiniai tyrimai, tai iš tikrųjų ta vakcina paskiepyta 2 dozėm, jinai apsaugo nuo pakartotino užsikrėtimo labai efektyviai ir tas efektyvumas yra 95%. Aš paaiškinsiu, ką tai reiškia. Kaip ir sakiau, vakcinos klinikiniam tyrime buvo vieni žmonės, maždaug pusė žmonių paskiepyta tikrąją vakciną ir pusė paskiepyti placebo. Ir tas skaičius vienoje ir kitoje grupėje buvo virš 20 000. Ir toj grupiai, kurie buvo paskiepyti placebo, buvo užregistruota virš 160 užsikrėtimo atvejų, o toj grupiai, kur buvo paskiepyta tikrąją vakciną, buvo užregistruoti 8 užsikrėtimo atvejai. Ir be to, toj grupiai, kurie tikrąją vakciną buvo paskiepyti, nebuvo nei vieno rimto tokio komplikuoto infekcijos atvejo arba mirties atvejo. Kitaip sakant, taip ir buvo paskaičiuotas tas efektyvumas, labai aukštas 95%. Ir tai reiškia, kad vakcina tikrai apsaugo nuo užsikrėtimo. Dabar klausimas, ar jinai apsaugos po metų ar po 2, jisai kol kas yra neatsakytas, todėl kad vakcinos klinikiniai tyrimai prasidėjo vasarą, konkrečiai iš tos Pfizer vakcinos prasidėjo Liepos mėnesį. Tai vadinasi, dabar mes turim duomenis maždaug pusės metų, bet be abejo, kad tie paskiepyti žmonės, jie bus stebimi dar 2 metus. Tai irgi toks yra tarsi to klinikinio tyrimo pratęsimas ir bus stebima, pavyzdžiui, ar antikūnai išlieka jų kraujyje ir tada tų duomenų bus daugiau praėjus ilgesniam laikui. Tai todėl niekas niekaip negali sumodeliuoti, kad ta vakcina, pavyzdžiui, paskiepijus tiksliau, kad tas apsauginis imunitetas išliks ar metus, ar 2, mes tik tai galim tikėtis, kad išliks, bet neturim įrodymų. Mūsų tikslas yra paskiepyti 70% populiacijos. Taip, norėtųsi, jeigu tiek būtų paskiepyta, tai turėtų sustabdyti viruso plitimą. Ar galim tada teikti, kad jeigu paskiepysim tiek žmonių, galėsime atsisakyti kaukių, ribojimų ir grįžti į tą maždaug normalų gyvenimą? Tai to ir yra siekiama, kad paskiepijus ir be to dar daliai žmonių persirgus, tas procentas atsparių žmonių irgi tada dar prisidėtų, padidėtų tas procentas. Mes labai visi tikimės, kad tos vakcinos padės sugrįžti normalų gyvenimą, nes tikrai visi suprantam, koks yra nenormalus dabar tas gyvenimas. Dar kartais gal žmonės klausia, tai dabar dalis jau bus paskiepyta, arba tie, kurie yra persirgę, ar jie gali jau nusimti kaukės ir visiškai laisvai jaustis. Tai irgi kol kas nėra tokios rekomendacijos, kad visi galėtų taip jau
visiškai nebesilaikyti tų saugumo reikalavimų, todėl kad tol, kol mes visuomeniai turim tokį didelį skaičių vis dar neatsparių žmonių, tai vis dėlto tai reiškia, tas saugojimasis padeda tos žmonės apsaugoti, tuos neatsparius žmonės. Nes nėra, pavyzdžiui, aiškaus atsakymo, ar persirgęs žmogus, jisai kartais negali turėti besimptomę infekciją ir tokiu būdu užkrėsti pats nežinodamas, pats nejausdamas jokių simptomų. Ir dėl tų paskiepytų žmonių irgi tas klausimas toks yra dar neaiškus. Tai dėl tų priežasčių mes turim pirmiausia paskiepyti didelę dalį visuomenės ir ypač tas rizikos grupės. Ir tik tada jau galim galvoti, kad nebesisaugotume, galbūt jau atšauktume tas saugojimuosi priemonės. Bet dėja matom, kad net ir užklupta antrosios nepalyginamai didesnės nei pavasarį pandemijos bangos dalis visuomenės abejoja, ar skiepysis nuo koronaviruso. Ką reikėtų žinoti iš tiem žmonėms apie vakcinas? Kas bus, jeigu mes nepaskiepysim daugumos? Tai tokia ir bus problema, kad jeigu didelė dalis žmonių išliks neatsparių, tai viruso plitimas nebus sustabdytas ir mes turėsim gyventi tokių apribojimų sąlygomis. Manau, mes visi tikrai nuo to jau esam pavargę ir nesinorėtų, kad tai tęstųsi metus ar 2 ar dar ilgiau. Ir mes turim naudotis tais ginklais prieš virusą, kurie yra. Ir tiesiog tai yra šiuolaikinės technologijos, kurios gali padėti mums išvengti tų ribojimų ir tų viruso sukeltų problemų ir mirčių, nes mes matom, kaip dabar atrodo ligoninės, kaip dabar atrodo laidojimo biurai ir aš nežinau, ar dar visuomeniai kažkas abejoja, kad šitas virusas yra problema, nes jau nežinau, kokių čia bereikia faktų, kad žmonės miršta nuo šito viruso ir miršta žymiai daugiau žmonių negu būdavo anksčiau ir gripo epidemijai siaučiant ir apskritai, tai vadinasi, mes turim suprasti šito viruso grėsmę ir naudotis ginklais, kurie leidžia to viruso išvengti. Teisingai sakote, bet manau, kad dalis žmonių vis tiek bijo gal tų šalutinių poveikių vakcinavimo. Kaip Jūs manote, kur yra ta baimė dar paslėpta? Tai aš manau, kad ta baimė taip yra susijusi su tuo, kad vakcinos tas visas registravimo procesas buvo trumpas, tai aš paaiškinau, kaip čia buvo tas viskas pagreitinta, kad nebuvo nusižengta vakcinos saugumo ir efektyvumo reikalavimams. Tai nežinau, ką dar būtų galima pasakyti. Aš manau, kad žmonių tiesiog yra tam tikra kategorija, kuri apskritai visada neigia skiepus ir turbūt neįmanoma yra tų žmonių įtikinti. Bet visi kiti, galų gale dar argumentas būtų, kad daugelis šalių jau pradėjo skiepyti labai intensyviai, pavyzdžiui, Izraelis, arba kad ir Jungtinėje karalystėje yra milijonai žmonių paskiepyta, jau nebėra vien keliasdešimt tūkstančių. Ir būtent tose paskiepytų žmonių grupėse nebuvo užregistruota, pavyzdžiui, mirties atveju arba kažkokių labai sudėtingų komplikacijų po šito skiepo. Tai aš manau, kad tai yra irgi papildomas argumentas ir patvirtina tos vakcinos efektyvumą ir saugumą. Tikiuosi ir mūsų pokalbis išsklaidys bent jau dalį abejonių, nes manau, kad kas, jeigu ne Jūs, profesorė, galėjote pristatyti aktualiausias žinias apie vakciną ir apie patį koronavirusą. Ačiū labai už pokalbį ir linkiu Jums didžiausios sėkmės. Ačiū Jums.